Nu, mes norėjom padaryti, kad būtų šventė. Ir stengiam visas kolektyvas, ne mes čia vieni, čia dabar kultūros centro kolektyvas visas ir savivaldybės grupė, visi darė, kad kaip tik leido publikai susirinkti be pinigų, pažiūrėti, kad šokius. Nemokamą vakarinę dalį. Ir man galvoju, tai yra didžiausias surprizas ir iš tikrųjų norim, kad pamatytų publika, kas yra šokis. Šie žmonės, kurie mėgsta šokti. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandieną tikimės bus daugiau žmonių ir pasirodymai bus gražus, įdomus ir tikrai nuotaika bus labai gerai paliekant šitą, kaip po Žalgirio laimėjimo. Tai, kad nemokama vakarinė dalis, tai sutraukė labai daug žiūrovų ir pagal paimtų bilietų skaičių atrodo bus tiek pat žiūrovų kaip per Žalgirio varžybas. Taip, matot, kada prasidėjo, tai visiems buvo įdomu. Tai buvo labai įdomus. Menas buvo, nebuvo sportas. Paskiau tapo sportu, paskiau tapo super sportu, olimpiniu sportu. Ir už tai pasikeitė ir publika. Tai ateina specialistai, ateina tėvai, ateina seneliai pažiūrėti, kaip vaikai šoka, panašiai. O tada buvo visai kitas, atėjo žiūrovas pažiūrėti, kas tai yra pramoginis šokis, kaip šoka, kaip čia panašiai. Tai buvo naujiena, buvo ant bangos. Jo. Dabar visam pasaulyje taip yra. Čia susirenka, kada leidžia pašokti, pavyzdžiui, susirenka ir panašiai. O šiais metais pirmas tik mes parodysim, kad publika pašoks. Ir leisim pašokti tango. Būdavo taip anksčiau gimtiniai poroj, mes vieną šokį paskirdavom publikai. Išeidavo ant to parketo, kur pasaulinės poros šoka ir jie, kas moka, kaip moka, savo žmoną, savo draugės pakviečia ir šoka. Dabar šiais metais pirmą kartą pabandysim. Ar eis žmonės ar ne, nes kuklus lietuviai, jie nelabai nori eiti šokti, bet pakviesim. Šokis tai yra natūralus vaikščiojimo judesys, tik tai atsispiri didesnį. Kaip pati stovėsena. O dabar kaip tik... Vertikali, normali. O ypatingai berniukas. Berniukas tai yra ašis. Jisai laiko mergaitė. Mergaitė gali atsilenkti daugiau mažiau. Lotynų gerai, sportiški. O standartai savo choreografiją įdomus pasidarė, labai įdomus. Nu, aš pritariu, tai kad daug kur atsisakoma tų basic pagrindų, to pamato. O pamatas tai pirmoje eilėje turi būti tvirtas. Ir kodėl pas mus, bent mūsų darbe 5 pasaulio čempionių poros, dėl to, kad griežtai išreikaladavome, kad basic, tas pagrindas būtų teisingas. Ir prie jo gali lipdyti, ką nori, bet pagrindas turi būti teisingas.